Šeštadienį Donaldas Trumpas pranešė apie naujus tarifus Meksikai, Kanadai ir Kinijai. Kokią įtaką tai turės rinkai? Sveiki, šiandien vasario 2 diena ir aš Povilas Petručionis, Orient finansų makleris, savaitinėje rinkų espreso apžvalgoje aptarsiu DeepSeek modulio įtaką rinkoms, Fed ir ECB sprendimus dėl palūkanų normų, bei makroekonominius duomenis ir įmonių ketvirtinius rezultatus. Dauguma JAV akcijų indeksų per praeitą savaitę fiksavo neigiamą pokytį. S&P 500 krito 1%, Nasdaq 100 apie 1,4%, o Russell 2000 susitraukė apie 0,9%. Technologijų akcijas įtraukiantis Nasdaq 100 pirmadienį stipriai krito, kadangi rinka jautriai sureagavo į kiniško dirbtinio intelekto didžiojo kalbos modelio DeepSeek pasirodymą. Pastebima, kad šis modelis reikalauja reikšmingai mažiau energijos ir kompiuterinės galios išteklių nei kitos dirbtinio intelekto aplikacijos. Šio kalbos modelio pasirodymas sukėlė nerimą ir paklausos dirbtinio intelekto vystymui skirtų lustų projekcijų sumažinimą. Visa tai paskatino stiprų puslaidininkių lyderės Nvidia akcijų kainos kritimą, kuris pirmadienį siekė net 17%. Investuotojai sulaukė daug ketvirtinių rezultatų skelbimų. Praeitą savaitę savo rezultatus pateikė net 40% S&P 500 indekso bendrovių. Savaitės pabaigoje kelių didelių bendrovių, pavyzdžiui Meta Platforms ar Apple rezultatai, viršijo analitikų lūkesčius ir pabrėžė pozityvias ateities projekcijas rinkai suteikė pozityvo ir prisidėjo prie indeksų atšokimo nuo savaitės pradžioje pasiektų žemumų. Donaldui Trumpui einant prezidento pareigas antrą savaitę buvo sulaukta pranešimo, kad šeštadienį prezidentas pasirašė nutarimą įvesti naujus tarifus Meksikai, Kanadai ir Kinijai. Savo kaimynėms Meksikai ir Kanadai JAV taikys net 25% tarifą visam importui iš šių šalių, o Kinijai bus taikomas papildomas 10% tarifas. Donaldas Trumpas argumentavo, jog šiais tarifais siekia kovoti prieš nelegalią imigraciją ir narkotikų patekimą į šalį iš Meksikos ir Kanados, kurios prezidento teigimu deda per mažai pastangų, kad stabdytų šias problemas. Kanada greitai sureagavo į šį pareiškimą ir jau sekmadienį Kanados premjeras Justin Trudeau paskelbė apie 25% tarifus, kurie bus taikomi prekiams ir importuojamoms iš JAV. Įsižiebęs prekybos karas gali reikšmingai prisidėti prie tiekimo grandinės sutrikimų, darbo vietų praradimų ir žinoma kainų lygio augimo. Bitcoin kriptovaliuta, kuri savaitgaliais, kuomet biržos nedirba, neretai atspindi bendrai rinkos sentimentą, krito kiek mažiau nei 5%. Trečiadienį investuotojai sulaukė konservatyvaus Fed valdybos sprendimo. Centrinis bankas susilaikė nuo palūkanų mažinimo ir paliko jas 4,25–4,5% intervale. Ataskaitose buvo teigiama, kad JAV ekonominis aktyvumas augo solidžiu tempu, o darbo rinka išliko stipri. Galiausiai, kalbant apie infliaciją, buvo užsiminta, kad ši išlieka pakilusi. Vėliau sekusioje konferencijoje valdybos pirmininkas Jerome Powell teigė, kad Fed neturėtų jausti poreikio skubėti daryti pokyčių, kol nebus pastebėta infliacijos kritimo arba darbo rinkos silpnėjimo ženklų. Pastarieji Fed pirmininko komentarai investuotojus paskatino manyti, kad Fed neturėtų mažinti palūkanų ir sekantį FOMC susirinkimą. Praeitą savaitę taip pat buvo sulaukta aktyviai Fed pareigūnų sekamo PCE kainų indekso duomenų. Asmeninio vartojimo išlaidų kainų indeksas per metus kilo 2,8% ir jau trečią mėnesį iš eilės išlaikė šį augimo tempą. Be to buvo sulaukta JAV BVP augimo rezultatų. Per ketvirtąjį ketvirtį metinė išraiška JAV BVP augo 2,3%, o per metus lyginant su 2023 kilo 2,8%. Ataskaitoje buvo teigiama, kad pagrindiniais veiksniais prisidėjusiais prie augimo buvo padidėjusios vartotojų ir vyriausybės išlaidos.
Priešingai nei JAV, Europos akcijų indeksai demonstravo augimą, kurį paskatino stiprus įmonių ketvirtiniai rezultatai ir ECB sprendimas sumažinti palūkanų normas. Vokietijos DAX augo apie 1,6%, Prancūzijos CAC 40 apie 0,3%, o Jungtinės karalystės FTSE 100 kilo net apie 2%. Šiam prieaugiui įtakos turėjo svaro susilpnėjimas JAV dolerio atžvilgiu. Kaip ir buvo tikėtasi, Europos centrinis bankas priėmė sprendimą sumažinti indėlių palūkanų normas 25 baziniais punktais iki 2,75%. ECB prezidentė Christine Lagarde pabrėžė, kad dezinfliacijos procesas išliko stabilus, todėl valdyba vienbalsiai priėmė sprendimą mažinti palūkanas. Be to, prezidentė taip pat kalbėjo, kad dabartinė monetarinė politika yra varžanti ir jos negalima būtų įvardinti kaip neutralios. Lagarde susilaikė nuo komentarų apie tai, kada ECB nustos mažinti palūkanas, kadangi šiuo metu yra per anksti apie tai kalbėti. Pasirodė preliminarūs eurozonos BVP duomenys žymėjo mažesnį nei tikėtasi augimą per paskutinį 24 metų ketvirtį. Regiono BVP metinę išraišką per ketvirtą ketvirtį fiksavo pokytį artimą 0%, o metinis augimas lyginant su 2023 buvo 0,9%. Žvelgiant į atskiras šalis, bloko lyderis Vokietija ir Prancūzija ketvirtąjį ketvirtį atrodė silpniausiai, o Ispanija fiksavo 0,8% kilimą per ketvirtį. Vokietijos BVP paskutinį 24 metų ketvirtį metinė išraiška susitraukė 0,2%. Be to, šalyje sausio mėnesį kainų lygio pokytis buvo neigiamas ir siekė -0,2%, kai ekonomistai prognozavo augimą 0,1%. Pastarieji duomenys liudija apie išliekančią sudėtingą padėtį šalyje. Praeitą savaitę stiprų augimą fiksavo Vokietijos nekilnojamojo turto vystytojas Vonovija. Šios bendrovės akcijų kaina kilo net apie 6,8%. Tuo tarpu Jungtinėje karalystėje išsiskyrė vartojimo prekių gamintojai. British American Tobacco kilo net apie 6,3%, o Reckitt apie 5,1%. DeepSeek ir bangos technologijų sektoriuje. Kinijos dirbtinio intelekto startuolis DeepSeek sukėlė didelį sujudimą technologijų sektoriuje, pristatydama savo naująją pokalbių programėlę, kuri greitai tapo populiariausia nemokama programėlė JAV, aplenkdama ChatGPT ir kitus konkurentus. Teigiama, kad DeepSeek geba pasiekti rezultatus naudodama žymiai mažiau skaičiavimo išteklių nei jos konkurentai. Pavyzdžiui, treniruojant modelį buvo panaudojama 2000 NVIDIA H800 serijos procesorių, o bendra kaina siekia apie 5,6 milijonus JAV dolerių. Tai yra apie 10 kartų mažiau nei panašių modelių kūrimo kaštai JAV. Ši sėkmės istorija sukėlė nerimą pasaulinėse rinkose. NVIDIA akcijų kainos smuktelėjo daugiau nei 16%, o jos rinkos vertė sumažėjo maždaug apie 500 milijardų JAV dolerių. Didžiųjų įmonių ketvirtiniai rezultatai. Praeitą savaitę apie geresnius nei tikėtasi rezultatus skelbė Thermo Fisher Scientific, Microsoft, General Motors, Meta Platforms, ASML, Visa ir Mastercard, mišrius Louis Vuitton, Waste Management ir Apple, o prastesnius nei tikėtasi SAP, Boeing ir Tesla. Ateinančios savaitės įvykiai. Pirmadienį pasirodys preliminarūs eurozonos infliacijos duomenys. Ketvirtadienį Anglijos centrinio banko valdyba spręs dėl palūkanų normų pokyčių. Penktadienį sužinosime JAV nedarbo lygį. Ačiū visiems klausiusiems ir gražios jums savaitės.